paskutiniai tikslai. Pirmiausia, tai prisijungė 3 dar žaidėjai ir juos reikia supažindinti su deriniais, sakysim, su sistemom, kurias mes naudojame. Tai vienas momentas, kitas mums reikia ištaisyti tai, kas nepavyko Lietuvoje per tas 2 rungtynes, tai visų pirma pagerinti gynybą, tiek 2 prieš 2, tiek keitimąsi, sakysim, prie 2 prieš 2, viena iš gynybos variantų keitimąsi ir silpnos pusės gynybą, ir kalbėjimą, ir kitus visus dalykus, ir derinių atlikimą. Tai jeigu bendrai kalbant, šlifuojam detalės ir dirbome, kaip čia pasakyti, stengiamės tobulinti, stengiamės gerinti tą žaidimą, įneš daugiau kokybės. Minėjot tuos 3 asmeninius jungčių žaidėjus, ir taip pasirengimas didesnis ketvirtadalį negu įprastai ir jiems ypač iš viso per pusę. Ar nebus taip, kad dar Venezueloje jie kažką jungsis? Na, yra taip, kaip yra ir žinoma, kad to laiko trūksta, nieko čia nepadarysi. Yra tokios sąlygos ir nebus tas turbūt 100% jau ten išbaigtumas, kaip kad mes norėtume, bet reikia jungti ir valinės tas savybės. Esam vyrai galų gale ir kažkur tai, ko trūks, sakysim, kažkokio tai susižaidimo, ar ten trūks tų treniruočių, tai reikia per charakterį, per bendrom pastangom. Reikia ir šitus dalykus įjungti. O taip, žinoma, yra tokių, kaip kiekvienam procese, bėdelių ir traumelių ir pasijungia ir aišku, kad šiandien atskridęs Rimas, pavyzdžiui, būtų neteisinga jį iš karto mest, tai jisai individualiai sportavo. Ir jisai nesportavo, todėl kad nuo Lietuvos ir Jonas prisijungęs ir Pocius. Šiandien jiems praktiškai pirma tavo vakarinė buvo treniruotė, kur jau normaliai pilnavertė. Ryte mes be teipų, tai pasikartojom derinius, pasimetimai, truputį ir kilnojo ten svorius, 2 grupėm dirbome, bet tokia jau pilnavertė treniruotė tik tai vakare vata buvo. Ir tai negalėjom dar labai intensyvios daryti. Tokia ir jaučiasi, kad tas procesas, tas adaptacijos dar vyksta ir vangokiai, sakysim, labai kokybės tokios nepasisekė išgauti ir buvo dar tų klaidų ir viskas. Tikėsimės, kad rytoj bus geriau. Tai tų 3 krepšininkų galima priskirti Šarūną, nes jis draugiškas nežaidė ir vėliau negu kiti pradėjo. O toks svarbus krepšininkas kaip Šarūnas? Nu, Šarūnas, jisai nežaidė, bet jisai sportavo su komanda, tai tik tai tiek, kad jisai nežaidė tų rungtynių. Bet jisai sportavo, jau jį ten, kaip jisai derinius to žino, nereikėjo, bet sakysim, jisai jau labiau adaptavęsis prie komandos, kada atvyko. Šitie žaidėjai, reikia suprasti, kad jie tik tai baigė sezonus, važiavo. Išlydus Arnaldui Sabučiui nebeliko, skambinti Martynui Licevičiui. Atsiprašau, dar kartą. Išlydus Arnaldui Sabučiui nebeliko, Martynui Licevičiui galbūt paskambinti. Skambinau, kalbėjau su juo, bet, visai turėjau jau kitus planus susiplanavęs ir kaip čia pasakyti. Tuo laikotarpiu įsivertėm su tai žmonėm, kurie buvo, o dabar, sakysim, suvažiavo visi ir turim liktai ir užtektinai, kad tik tai visi būtų sveiki.
nes elementariai negarsėjo, sakykime, pastaruoju metu ir žaidėjų gausa, ir Provanas Adyvas pastaruoju metu, skaitėte naujieną, priėmė Azerbaidžano rinktinės pasiūlymą, kaip jūs vertinate. Aš negaliu vienaip ar kitaip vertinti. Turbūt tam yra priežasčių, kad jisai priėmė tą sprendimą. Galbūt jis tikėjosi, kad bus pakviestas čia. Jisai buvo sąrašuose, išplėstiniam sąraše. Bet, sakysim, sutikus suvažiuoti tiems visiems krepšininkams, kurie yra, aš nemačiau labai didelio, sakysim, ten didelio šanso, kad jisai patektų į tą komandą. Todėl aš jau nepagaičiau. Žmogaus pasirinkimas, jeigu jisai dabar tai pasirinko, tai tvarkoju, ką jau pasakyti. Vieno yra pasirinkimas, kuriai šaliai atstovauti. Čia matome, kaip su žaidėjais diskutuoja Arvydas Sabonis. Ar jo buvimas šioje žaidėjai kažkaip veikia iš krepšininkų? Tai veikia visai, iš tikrųjų, nelabai turbūt įsivaizduoji, kada žiūri per televizorių, matai, arba ten dar kažkai koks jisai didelis. Kai jisai atsistoja šalia, yra truputį kitaip. Ir gelbėja ir tai, ir ne tik tai, jo autoritetas. Aš manau, kad priduoda tokio, sakysim, ir koncentracijos, ir tos motyvacijos, ar dar kaip išsireikšti, tokio papildomo dalyko treniruotėms. Labai džiugu, kad jisai padeda. Kada turėtų dvyliktukas būti paskutiniu draugišku? Taip. Aš manau, kad po paskutinių draugiškų taip ir bus. Nebus taip, kad vakare po to iš ryto ir vieną rytą.